Kaip tylos stovykla, ar tos stovyklos, kurios trunka čia ten 3, keičia 5 dienas, kaip jos gali žmogui tą discipliną bent jau pradėti lavinti, jeigu pačiam niekaip nepavyksta? Pagal mano patirtį, nes aš eidavau anksčiau kas 3 mėnesius į Vokietiją važiuodavau, porą kartų į Indiją per metus, tai mano patirtis rodo, kad kiekvieną kartą, kai tu vis eini, tu vis augi. Ateini į stovyklą, pabūni, apsivalai, pailsi protas, ane? Ir tu vėl išeini darbuotis, ir vėl ateini. Poilsis, buvimas su savimi, pažinimas savo vidaus, emocijų, kas sukilo, maistas veganiškas. Man labai patiko, kaip sakydavo Indijai. Ateinate į retrytą, į tylos stovyklą, pasikraunate energijos, apsivalote ir vėl einate į sociumą dirbti. Matote, kad jums sunku, stresą, jau eisite į depresiją, vėl ateinate. Kiekviena baimė ar stresas už jo kažkoks tai slypi nepatenkintas poreikis. Kažkas ten slypi. Tai tylos stovykloje žmogus gauna, ne taip pas mane būna, kad sėdi vienas savimi, ne. Visą dieną būnu aš su juo, jisai gauna visapusišką mano palaikymą, tai yra ir meditacijas, ir dailę, garsų terapija, daug labai gauna. Tai protas užimtas, bet tam tikra veikla. Dvasinė veikla. Visada protas užimtas yra savęs pažinimo link. O kaip su garsų terapija? Kodėl neatsirado tavo akiraty? Va, vien čia kaba. Jo, garsų terapija atsirado todėl, kad pats garsas yra vibracija. Visatoje nėra visiškos tylos. Netgi mokslas įrodė, kad efektyviausia praktika ir greičiausiai pašalinti įtampą ir nerimą iš sistemos, fizinio kūno, tai yra garsų terapija. Taip, žmonės kiti bijo, sukelia ir ašaras paverkia kiti. Noriu klausti, kaip reaguoja, jeigu aš užmiegu, aš kiek kartų dalyvavau. Kiti užmiega, taip užmiega, kiti ir paverkia, kitiems pykti sukyla. Visi skirtingai, mesgi visi individualūs, turim skirtingas patirtis, skirtingus priėmimus. O kaip pati padedi žmonėm, kurie yra hipersusikoncentravę į savo baimės, į lūkesčius, į tą tokią negatyvų negatyvų minčių, greičiausiai kitokie ir neteis, nes vis tiek yra kažkokia problema. Didžioji dalis. Kaip padėti tokiem žmonėm iš to išeiti ar bent jau suminkštint tas būsenas? Truputį mano buvimas vieniems padeda. Vien mano buvimas jiems padeda. Švelniai, gražiai, per tam tikrus klausimus, kad jisai šiek tiek atsipalaiduotų. Yra žmonių, kur neina pramušti, bet jie ateina. Ir kartais galvoju, ar jie be ateis. Žiūrėk, praeina koks laikas ir vis tiek ateina. Ir tai praeis. Jo, ir tai praeis. Jeigu jau žmogus atėjo iki konsultacijos arba iki stovyklos, reiškia, jam labai blogai yra. Ir tada reikia ieškoti to bendro sprendimo. Aš esu tam, kad tiesiog išgirsti jį ir parodyti jam, kad jisai viskas okei, jisai turi tik tai imtis veiksmų. Ar jisai jų imsis, čia jau priklauso nuo jo. Tai aplinkiniai taip ir sako. Ir tu pats jauti, kad ateina situacija, tu sugebi susivaldyti. Ai, tai nebesiunti visus toli? Nebesinti toli. Arčiau sinti. Arčiau pasinti. Tai jau tu gali, supranti, susivaldyti. Ir aš kartais sakydavau anksčiau, matai? Oho, kaip aš jau taip pasiekiau. Man kiti užduoda klausimą, o kas yra tas sąmoningumas? Sąmoningumas yra dabartinio momento suvokimas. Tu sėdi ir tu supranti, kad aš dabar esu čia ir kalbu čianais. Ir niekur kitur nesu. Tai reiškia, ne prisiminimai ir ne kažkokios baimės arba lūkesčiai nukreipti į priekį. Taip. Kuriuo aš nežinau. Taip, kurių nežinai. Bet labai norėčiau. Norėtum? Tikslas. Ne, tu tikslą gali išsikelti, bet ar tą tikslą būtent pasieksi tokiu keliu, ar kitokiu, nelabai yra skirtumo. Svarbiausia jį pasiekti, ar ne taip?